Labas rytas, mano vardas Indrė ir šiandien antra diena mūsų kelionėje į Serbiją. Ir vakar mes atvykome į Vengriją, į Budapeštą ir apsistojome nakvynėje. Puikiai išsimiegojom. Gerokai ankstyvas rytas, bet normalu. Viskas gerai, keliaujam ir parodysiu, kur gyvenam. Nes vieta tai wow. Taigi, einant nuo gatvės, papuolam per tokias didelės duris. Einam, labai primena Vokietiją, tiesą pasakius. Durys be protiško didumo. Priminsiu, čia yra Budapeštas, Vengrija. Laiptai ir liftas, bet iki ten dar pargrįšim. Vidinis kiemelis. Turbūt bendras staliukas visiems kaimynam. Na ir 4 aukštai į viršų gražaus senovinio, turbūt vengriško pastato. Dangus giedras šiandien, puikų balkonai, nerealūs. Štai ir laiptinės, irgi vietos labai daug, visai kitaip negu pas mus. Girdžiu lipa žmonės, tai nefilmuosiu, važiuosim su liftu. O liftas kaip tik mažiukas ir labai raudonas. Mažiukas vos apsisukti galima, negalima rūkyti, lempa, bet švaru, viskas kaip priklauso. Štai mūsų 4 aukštas, gyvenam pačiame viršuje ir išeinam ir atsiduriam. Šitas ne mūsų, bet labai mielas ir atsiduriam štai viršuje, balkonėliuose. Pasaka. Tiesiog pasaka. O, dar kažkas eglutės nuo kalėdų turi. Neišmeta nieko, saugo viską. Na tai vat. Tai čia yra laukas, o štai ir mūsų durys. Eime, parodysime. Štai mes įeiname. Labai šilta, čia nėra kondicionierių. Na štai, įėjus turime tiesiai koridoriuje iš dešinės pusės tualetą su vonia. Toliau virtuvėlė maža. Mums paliko maisto, labai malonu, pilnas šaldytuvas, duona, sausi pusryčiai, visko pasirūpinta, puodeliai, visko pilna, viskas yra. Čia koridorius, spinta, batai ir viskas kitas. Ir čia yra vienas miegamasis, to jau parodysiu. Nu va, mes visi prabudom, dar kartelį kambarys. Mažiukas kambariukas, bet kur miegoti yra, televizorius yra. Ir čia 2 aukštas su labai stačiais laiptais. Ir miegamąja lova. Leidžiame žemyn. Ir kitas lygiai toksai pat, tik veidrodinis iš principo. Kambarys iš kitos pusės. Sofa, televizorius, spinta. Ir čia lygiai taip pat stačiai užlipti į kambariuką. Kambariukė nieko čia nėra, čiužinukas tik tai. Ir va, kita pusė. Ir viskas. Štai toks butelis vienai nakčiai. Daugiau nakvoti čia būtų. Na, štai 9 ryto pakuoja vyras daiktus į bagažinę ir atsisveikinsim su Budapeštu. Važiuosim į Serbiją. Veža mus vengras, šuolininkas irgi į vandenį ir važiuosim su 2 mašinų. Ate. Persėda į kitą mašiną su mūsų šuolininkė Marijana į Vengriją.
O mes važiuosim su kitu vengru, You have the address. kurio vardo nepamenam kol kas. Jaučiamės puikiai, su Kostu sėdim gale. Kostai pamojuosi. Gyvenu va pačiam centre, grožis, pasaka. So you go in the car in the address. Okay. Gábor Mjúgur, akkor meg vagy. Susidūrimas įvyko. Liko 200 kilometrų, laukiam antro ekipažo, prisėdom, kaip visada pavalgyti. Štai maistai atrodo. Vau. Na štai, pavalgėm, pailsėjom, pasiėmėm pakeleivę ir važiuojam link sienos, tikimės saugiai ir greitai praeiti Serbijos sieną. Viskas 1-2 ir pravažiavom be visiškai jokių problemų. Ką reikėjo mama padaryti? Tą langą atsidaryti. Pamojuot. Mums su Mantu tai reikėjo tik tai pamojuot, mamai atsidaryti langą. Tai vat viskas labai greit, labai smagu, viskas super Serbijoje. Palauk, čia mes išvažiavom iš Vengrijos. Dabar Tai va, kur visa problema. Išvažiavom iš Vengrijos ir va dabar važiuojam į Serbiją, kur gali būti laukimų ir tikėkimės, bet viskas praeis gerai. Koks mašiniukas ten fainas stovi. I have to back in Budapest at least Čia vis dar at prie 3rd of July at night because 4th of July the next day. Nu va, viskas be problemų, tik tai ilgai prastovėjom eilėje. 1-2 praėjom. Lietuviai gali važiuoti Serbijoje, viskas gerai, mama viskas jau atsijungia. Auto visiškai. Štai ir dar vienas prisijungimas. Sustojame McDonald'e. 2:30 dienos. Dar šit pakeliau. Marijana, say hi. Tai vat 2:30 dienos dabar yra, sustojom pavalgysim ir važiuojam toliau iki gyvenamos vietos. Kiekvienas ilsisi kas kaip gali. Mama su Kostu pamojuokit. Mantas vis dar McDonald'e. Vienu žodžiu, pavalgom ir važiuojam.
pagaliau suradom, kur gyvenam. Butas 2 naktim. Jau apsigyvenam, tiesą pasakius, nusiprausėm. Tai dabar greita apžvalga būtų. Įėjimas ir virtuvė, viską išsikraustėm. Tenai prausėsi jau Kostas, šaldytuvas. Šiaip tai butas toks kaip Sovietų Sąjungos, sulūžus spintelė labai juokinga, čia batų spintelė. Kambariukas, salionas, yra kondicionierius, kas džiugina. Ir štai dar vienas kambarys, kur mes miegam su Mantu ir balkonas. Tai va, turim televizorių, spintą ir viskas. Manta. Ir štai balkonas su daug augalų. Visai mielas staliukas pasėdėti, o štai toks vaizdas. Tikrai nieko įspūdingo, labai primena Sovietų Sąjungą, gal truputėlį Lietuvą. Kol kas tokie įspūdžiai. Pavargom po kelionės gerokai. Štai taip atrodau aš, po dušo nusibrausiau, pasiruošus ilsėtis. Iki susitikimo rytoj. Viso!